Tai labas rytas, mūsų brangieji. Kaip visada, šiandieną mes su kolegė Danute sėdom prie kavos puodelio ir mūsų rubrika atsiliepimai apie kompanijos produktus be pagražinimų. A ne taip, Danute? Taip, tikrai taip, 100%. Taip. O aš, žinokit, nežinau, ką ten mūsų Danutė šnekės, bet aš, žinokit, negaliu tiesiog tylėti, man reikia apie tai kalbėti. Dėl ko? Dėl to, kad yra tokie produktai, nuo kurių yra kažkas tai wow. Ir aš norėčiau šiandien papasakoti apie mūsų Fine Kodo papildą. Tai modernizuota detoksikacija ir atnaujina ląsteles. Ką jisai man padėjo? Aš nesakysiu, ką jisai daro, kai rašo apie produktą. Aš galiu pasakyti, ką jisai man konkrečiai kuom padėjo ir manau, kad jum irgi gali taip pat padėti. Jisai man padėjo, palengvino mano virškinimą. Nes, tikrai nemeluosiu ir jūs turbūt, mielos damos, žinot, kad kai lauke yra negeras oras, mes mažiau judam, mažiau kažkur einam, užeina kažkokia tai rudeninė, žeminė, gal kažkokia depresija ir mes paprasčiausiai nieko nebenorim daryti. O jeigu mes mažiau judam, bet mes vis tiek valgom, tai reiškia sulėtėja mūsų medžiagų apykaita. Ir aš pastebėjau, kad šitas produktas, šitas papildas tikrai palaikė mano medžiagų apykaitą. Ir šiandien ryte duše aš pastebėjau, kad nei iš šio, nei iš to dingsta nuo mano pilvo riebaliukai, žinokit, tikrai. Ir tikrai buvau sužavėta, galvoju, nieko tokio, nei sportuoju, žiemą aš apskritai esu tinginė, nemėgstu sportuoti, aš mėgstu vaikščioti ir mėgstu su dviračiu važiuoti. Bet kadangi orai pas mus dabar ne tam sutverti, tai sėdi ant sofkutės, žiūri televizorių arba dirbi online ir kemši kažką į burną. Ir be abejo užsideda riebaliukai, daugiau ar mažiau. Ir šitas pradėjus vartoti šitą produktą, man kažkoks tai pasidarė lengvumo jausmas. Ir kas dar vienas yra labai aktualu, nežinau kaip jums, bet man mažina labai pilvo pūtimą. Tai va čia gal ir yra tas toksai, ne tu sustorėjai, bet paprasčiausiai tau pučia vidurius, tau pučia pilvą. Ir aš pastebėjau, kad po visų tokių nesąmonių man kažkaip greičiau organizmas atsigauna ir kava atrodo yra skanesnė jau, nors dabar geriau paprastą per kavos mašiną kavą. Nors prieš tai geriau su cikorijum ir tikrai buvo, kad, cikorijus biški yra kitaip, jisai neduoda to rūgštingumo. Ir aš maniau, kad aš pradėsiu gerti vėl tą savo paprastą normalią kavą, kurią aš mėgstu, ir bus vėl rūgštis. Ne, todėl kad šitas organizmui padeda atsigauti po visko, netgi po blogo maisto. Tai nėra kažkoks agresyvus detoksas, ne, jisai švelnus, jis tinka kasdieniniam naudojimui, kuris palaiko mūsų kūno balansą ir energiją. Tad nežinau, ką galėčiau daugiau pridurti, nes, tikrai, jisai man padėjo, mano kūnui padėjo, taip atsigauti po visų tokių nesąmonių, kadangi aš ir vaistukų biškį vartoju, nes yra problema su sveikatyte. Ir dabar, o kad nuotaika pagerina, o kodėl nuotaika mums gerėja? Jeigu pats organizmas jaučiasi gerai, ir nuotaika yra geresnė. Ar ne taip, Danute? Taip, 100%. Na, dabar apie ką tu papasakosi, mes visi laukiam labai. Labai įdėmiai klausiau apie tavo tą vitaminą, papildą, kaip sako, papildą, nemaišykim, kur vitaminai, kur vaistai, čia papildai. Taip. Bet jis, jeigu duoda tokį efektą, tai čia kiekvienam rekomendacija įsigyti ir panaudoti, jeigu tikrai, bloga savijauta. Kiekvienas papildas savaip veikia. Taip, kiekvienam žmogui savaip. Taip, kiekvienam žmogui savaip, nes organizmai skirtingi. Aš tai papildų neturiu, dar neįsigijau, dar nepirkau, bet ateity būtinai įsigysiu. Aš pasinešiau ant kitokių dalykų, paeksperimentuoti. Visą laiką eksperimentuoju aš kompanijose serumus, veido serumus. Mane labai sudomino šios Greenway Global kompanijos Nice Code. Čia yra su hialurono rūgštim. Tai ką galiu pasakyti? Jisai drėkina, maitina, net gali pati jautriausia oda būti, kai būna spuoguota, pavyzdžiui, daugam jaunimui arba moterim, būna, nuo maisto išberia, visaip visko būna. Tai jisai nekenkia, jisai padeda. Koks efektas? Nelipnus, kai būna serumo užsitepi ir biski prilimpa, nulimpa, sako, ar tai rankos arba veido toks lipšumas, kaip plėvelė užsideda. Čia nėra. Visiškai jokios nei plėvelės, nei lipnumo. Nežinau, man jis kol kas, žinokit, patiko. Ir tikrai, kam yra problemų su oda, rekomenduočiau. Ir jisai pagal kainą yra super nebrangus. Svarbiausia jo. Nes dabar atsiliepia labai, tokie laikai, kad visi skaičiuojam pinigus. Ir kai yra... Taip, ir moteris, kai sako, taip.
nori būti gražios. Ir tu galvoji, ar man pirkti ar nepirkti tą brangų produktą. O jeigu nepadės, o kai produktas yra veiksmingas, kokybiškas, ekologiškas ir dar nebrangus, ne? Taip. Svarbiausia, kad po jo labai veidas būna, įdomiai, švelnus. Lieka švelnus. Toks, nemoku net pasakyti. Man patiko. Bet kitą kartą kitokį serumą užsitepi, jisai pasimaivai prieš tą veidrodį ir apnuosi paraukai. Gerai. O yra, kur daiktas prilimpa ir patenka ir wow, ir galvoji, viskas, čia mano favoritas. Tai kol kas jis mano favoritas. O dabar iš 10 balų sistemos, kiek tu balų duodi šitam serumui? Šitam serumui galiu duoti lygiai visus 10 balų. Nes nei viena moteris tikrai įsigijus ypač problematišką odą, kur turi alergijom ir taip toliau, jis nealergizuoja. Jis kaip tik padeda ir atstato odą veido. Tai rekomenduoju kiekvienai pabandyti ir nenusivils. Va, kaip gerai. O aš dabar dar norėčiau apie vieną tokį savo bombinį papildą papasakoti, nes jau Danutė pradeda juoktis turbūt, nes jau žino, kokios linijos visų kompanijų aš esu labai gerbėja, sakykime, man patinka kanapė linija. Taip, kas apie ką? O Jūratė apie kanapę. Taip, čia yra hemp seed oil, tai yra kanapių sėklų. Net pati su jokiu. Kanapių sėklų aliejus. Aliejus, jo, jisai man irgi toksai. Aš jau galiu kartoti ir kartoti, kad aš kartais sugebu susipykti su miegu. Bet, žinokit, pradėjus vartoti šitą būtent papildą, jisai man, žinokit, susidraugavau vėl su miegu. Ką jisai man darė? Poveikį gerą turi? Taip, jisai turbūt, ne vienas pats tasai, bet ir šitas, nes padėjo, matomai kažkoks tai buvo uždegimas ar kas nors organizme, o kad aš turiu vieną iš labai didelių problemų, Danutė, tu žinai, čia nepradėsim kalbėti, netgi padeda šiek tiek numalšinti tą skausmą. Aišku, mes žinom, kad reikia vartoti papildus ir kanapių sėklų aliejus, jisai stiprina netgi imunitetą. Kodėl? Todėl, kad jame yra natūralių omega-3. Ne tik imunitetą, aš skaičiau ir pas mane į krepšelį, jis net ir cholesterolį padeda biskį susinormalizuoti ir kraujagyslėm ir širdžiai labai patartinas dalykas. Ir dar jisai gerina nagų, ragų, plaukų būklę. Čia jau nuo moterim, kuriam ragų, nagų reikia. Taip. Ir dar palaiko labai nervų sistemą ir emocinį stabilumą. Danutė, tau reikia. Man reikia, nes pas mane, nervų sistema įsibalansavus. Tai aš už tai, kai tą paklausiau ir kai tu panaudojus, sakai, kad kažkas tai wow, galvoju, jeigu Jūratė kiekvieną vakarą žvengia, tai reikia pirkti. Taip. Ir kam jisai yra, rekomenduoju pagal save žmonėm, kurie jaučia įtampą, stresą, nerimą, negali užmigti, bet galiu pridurti, jisai nemigdo. Aš jį geriu 2 kartus dienon, pirmą prieš pietų. Ne, jis ramina. Jo, yra kitokių kanapių, kur aš vartojau vienos kompanijos kanapių, irgi kanapių sėklų aliejus buvo, bet nesvarbu, nekalbėkim apie tai, kas mums dabar neaktualu. Tai ką norėčiau pridurti prie visų tų, kad naudojant šios 2 papildus, vitaminus, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Kuomet mes norime lengvumo ir detoksikacijos geresnės savijautos, reikėtų vartoti Fine Coda, o šitą mes vartojam, kada norime apsisaugoti, norim ramumo, kažkokio balanso iš vidaus. O jeigu sudėjus visus šitus abudu produktus, jis vienas kitą papildo, atlaisvino kūną ir harmonizuojasi viduj. Taip, kad tikrai reikia vartoti papildus. O jeigu vartoti dar ekologiškus, natūralius, kurie tikrai įsiskverbia į kiekvieną mūsų kūno ląstelę, tikrai tai nėra prabanga, tai yra grinai organizmo palaikymas ir atstatymas po visų, kas vartoja vaistus, kas vartoja dar ką nors, tai tikrai reikia. O ypač mums moterim, kuriom jau 45 ir plus, tikrai reikia vartoti visokius vitaminus, bet aišku, reikia žiūrėti, kad jie būtų natūralūs, ekologiški. Na, Danutė, laukiam dabar tavo antro pasisakymo, apie ką tu dabar kalbėsi. Aš jau sakau, man turbūt kanapės reikia, man viskas yra gerai, nors už lango ir lietus lyja, bet man vis tiek yra širdį ramu ir gera. Aš apie ką pakalbėsiu? Aš dabar biskį pajuokysiu liaudį. Kad mes tokio nieko nedarom. Jeigu pasijuokia, supranti, mes čia taip rimtai pakalbėjom apie papildus, apie jų veiklą, apie serumus, bet tai nepamirškim ir savo namų aplinkos. Jo. Todėl, kad aš įsigijau Green Bay Global šluotą.
Vau! Čia purškiama šluota, bet kodėl aš rizikavau ją įsigyti? Aš šiaip nepasakyčiau, nu taip, kaip sako, ragana šluotas myli. Nu nieko nepadarysi, žinok. Nieko. Profesija traukia šluotas nors tu ką. Bet todėl, kad aš apie jas labai daug skaičiau, kad jų šluostės labai, nu, mikrošluostės pagamintos taip, kad aš galvoju, kad čia yra perdėtas reikalas. Nu galvoju, nu visos mikrošluostės valo ir visos ten moteris perka ir jas gyria. Ne, velnio. Nu galvoju, surizikuosiu, aš ir nusipirksiu. Ypač kaip yra problematiškos grindys. Kodėl problematiškos? Pas mane yra blizgios. Ir kai jas valai su šluota, nesvarbu kokia, pas mane yra ir siurblinė šluota, ir visokių rūšių šluotų, lieka šmorai. Eina ir vis tiek nuo to chemikalo lieka, nu toks, matos, kad paviršių, kai užsidengia, nemoku net pasakyti, plėvelė, ne plėvelė, nu neįsibalo. Arba tu turi brūžyti ištisai, kad ta grindis pradėtų tau blizgėti. O šitą šluotą, nežinau kodėl, bet jinai man daro stebuklus, be jokios reklamos ir be jokio perdėto reikalo. Aš netikėjau, aš buvau skeptikė ant tokių dalykų, bet aš pabandžiau. Pabandžiau ir pasižiūrėjau, kad man antrą kartą ar trečią kartą nereikia tų grindų šluost po 2 kartus. Aš vieną kartą brūkštelėjau ir mano grindis blizga. Ir plius jinai turi šukeles. Kas kovoja su augintiniais? Aš kovoju su 2. Mano vienas kukalnas, o kitas plikesnis, mažiau meta plaukų, o didesnė meta daugiau plaukų. Tai bet jinai, kai sugriebia plaukus, tu lengvai su tom šukom nušukuoji ir tau nereikia sukt galvos, kaip nuo plaušinės blemba, nuo to, kaip skuduriuko nuimtos plaukus, nes kitą kartą, kai įsivelia tie plaukai mikrošluostė, tu niekaip neišvalysi, jie atrodo, kad apsivelia tą mikrošluostę. O čia, žinok, nepatikėjau, aš net savo vyrui rodžiau, žiūrėk, ir nei vieno plauko nelieka ant pačios, nu, šluostės, turiu omeny. Tai vat ir galvoju, reikia pasigirti, reikia pasakyti, kad Green Bay Global šluotos yra nerealios moteris, kurios namų šeimininkės ir mėgstate skraidyti ant šluotų, pirkite. Nepasigailėsite. Va, kaip fainai, ne? Va, sakau, mes visi žmonės šiek tiek daugiau ir mažiau esam skeptiški ant kažkokių tai produktų ir visų kita. Nes būna, nusipirki vieną, nepatiko, antrą, nepatiko, trečią, nepatiko, ketvirtą, nepatiko. Ir čia, supranti, tu jau esi nusivylęs, vat, kaip tu sakai, šluoto mane. Vat nusivylęs, nu ką, viskas iki amželio galo, aš turėsiu va taip atrintą savo grindį. Ir čia pats ateina va toks dalykas, tu taigi nežinai ir nusipirki, todėl kad tau reikia tos šluotos ir tu taip galvoji, wow. O čia tai jo, va čia tai jo. Ir kodėl nepapasakot žmonėm apie tai, kad, nu, visos mes moteris daugiau ar mažiau plaunam tas grindis, ane? Taip, ir, pavyzdžiui, daug kas gal plytelės turi, ar ką, nu, būna, kad per plytelę šmorai lieka, ar panašiai, žiūrint, kokios tos plytelės. O čia nerealu. Tai kodėl man nepapasakot, nepasidalint, kad žmonės nebijotų pirkt? Taip. Nes kai sako, ai, tu čia reklamą gal užversi, ne reklamą. Ne, aš nereklamuoju šluotos. Aš tik sakau iš savo patirties. Tai dėl to ir vadinasi mūsų šita publika atsiliepimai be pagražinimų. Mes nesakom, kad būtinai tas ar tas papildas jums tiks. Ne. Ar jūs turit pirkti? Ne. Mes dalinamės tuom, ką mes išbandėm ir nuo ko mes sakom, wow, taip kaip ir apie tą šluotą. Aš pilnai įsitikinus, žinant Danutę, kad jinai blogos šluotos niekada neparekomenduos, net nepasakos apie ją. Ne. Jeigu jinai man būtų nepatikus, aš būčiau nutilėjus. Taip kaip ir apie veido serumus mes su Danute bendraujam ir mes kalbam vieną su kita apie kažkokios tai kompanijos produktą. Ir aš dabar va šiandien klausausi, va akis išpūtus ir galvoju, Danute, tau patiko serumas? Viskas. Pas mane baigėsi serumas kitos kompanijos, tai mano dabar krepšelėje šiandieną jau bus šitas serumas ir ateinančią savaitę aš jau darysiu užsakymą. Kodėl? Ten yra tarp kitko 4, man atrodo, ar 3 rūšių serumai. 4 man irgi atrodo, bet vat, tu pasakei, kad šitas hialuronas, nu reikia mums 45+. Nu reikia. Kaip ir tų vitaminų. Aš labai esu, aš nei vienai moteriai neperšu savo minties, kad reikia prižiūrėti save, čia kiekvienos moters asmeninis reikalas. Bet kai man moteris pasako, man 50, aš nevartoju jokių kremų. Tai imk ir nusišau. Ne, aš nenusišau, bet aš kaip galvoju, ką? Ir vitaminų jokių nevartoju. Nu, aš nenoriu dabar nieko pasakyti, bet visos mes moteris natūraliai esam gražios. Ir mums vis tiek reikia vartoti. Nesvarbu ten kažkokį tai FAO liuksinį ar kažkokį ten, ne, vipinį kremą. Ne, bet kremas reikia, todėl kad su metais veido oda keičiasi, viskas keičiasi ir reikia. Ir sakau, kai pasako taip, tai aš nežinau. Aš galiu pasakyti tai moteriai tik vieną dalyką. Reikia mylėti save. Jeigu jinai to nedaro, reiškia, jinai savęs nemyli. Nu, bet čia sakau vėlgi, kiekvienos moters yra asmeninis reikalas.
jeigu moteris 81 metų sulaukus ir to kremus ir serumus naudoja, tai reikia imti pavyzdį iš Taip, jau amžiaus moteris, tai reikia imti iš tokių amžinių moterų Taip. pavyzdį, kad reikia veido odą prižiūrėti. Kiekvienas kosmetologas pasakys, kad Taip. veidą reikia prižiūrėti. Savo odą, save mylėti, nu ką žinau, ir prižiūrėti. Bet dabar, Danute, po mūsų šito video gali sulaukti tokių, ir aš ir tu galim sulaukti tokių komentarų, kad atseit, ne viskas yra kremais padaroma. Taip, reikia vartoti ir papildus Į būtinai. vidų, į vidų. Ir į vidų. Jeigu iš vidaus bus bardakas, tu gali belen kokius kremus tepti, tau tai nepadės. Bet jeigu tu tvarkysi vidų ir išorę, tai bus dvigubas efektas ir tikrai jūs būsit visai kitokie. Oi, komentarų mes ir neigiamų sulauksim, bet mes į neigiamus komentarus labai teigiamai žiūrim. Mes priimam viską. Taip. Bloga reklama irgi reklama, ne? Faktas, kuo daugiau blogų, kai sako, kuo blogiau tave nuteikia, tuo tu aukščiau kyli. Taip, taip. Ir ne mes čia tai prigalvojam. Ne. Ar turi dar, Danute, ką pridurti? Nu ne, kol kas ne. Kai gausiu produktų, nes krepšelis pilnas, eisiu daryti pirkimą ir lauksiu Green Bay Global produkcijos. Aš irgi baigiau išgerti kavą. Ačiū tau, Danute, už pasidalinimą. Pasidėjom šiandien labai smagiai. Trečiadienio rytas, su nuotaika. Jums visiems. Uragano. Jo, uragano. Dar vyksta tas uraganas, dar nenusiramina. Truputį jo vyksta. O jums visiems gražios dienos. Nesikuklinkit, duokit komentarus ir blogus, ir gerus. Mes visus priimsim, atsakysime jų rūpimus klausimus. Iki kitos publikos atsiliepimai be pagražinimo. Ate. Ate.